Aš esu tobulas. Gyvenime esu tiesiog vyras, bet jeigu klijuojant etiketės, tai esu transvyras, translytis. Man maždaug buvo jau 5-6 metai, kai aš jau supratau, kad aš esu berniukas, o ne mergaitė. Aš nežinojau, kaip tai konkrečiai įvardinti, bet viskas, ko aš norėjau, pasireiškė apranga, elgesiu, bendravimu, pomėgiais galbūt, jeigu tai galima sieti tarp lytiškumo. Iš manęs mokykloje visą laiką tyčiodavosi ir aš jau buvau iki tiek pripratęs, kad aš galvojau, kad tai yra įprasta. Ta prasme, kad taip turi būti, nes tiesiog aš esu kitoks negu kiti vaikai. Visi žinojo vaikai, kad aš esu mergina, bet atrodau kaip vyras, kaip vaikinas. Bet aš su tuo iki 14 metų nieko nedariau ir gyvenau tiesiog taip. Susitaikiau, kad iš manęs tyčiojasi, tiesiog taip yra ir taip turi būti. Aš supratau, kad mane traukė panelės ir aš pradėjau ieškoti informacijos apie homoseksualumą ir aš kurį laiką apie metus galvojau, kad aš esu homoseksualus. Bet ta prasme irgi taip įvardinant save kaip lesbietę, man visiškai nelipo tas žodis. Aš nesijaučiau mergina mylinti tik moteris. Kai supratau, kad aš esu translytis, man buvo šokas. Aš paskambinau savo geriausiai draugei ir verkiau į ragelį ir sakau, žinai, aš esu translytis, ką man dabar daryti? Esu galvojęs apie savižudybę ir vieną kartą esu bandęs, ačiū Dievui, nepavyko. Ir manau, kad tai neišspręstų problemos, jeigu aš neigčiau ir bandyčiau susigyventi su tuo vis tiek. Arba tai baigtųsi mirtimi, arba vis tiek baigtųsi tuo pačiu, kas yra šiai dienai. Aš vis tiek būčiau tuo, ko esu. O kada tu prisipažinai savo artimiesiems, kad tu esi translytis? Močiutė sakė, kad visą laiką žinojo. Aišku, buvo jos, išvaizdas, tokios koordinacijos vyriškos, bet to jinai visą laiką nemėgo moteriškų rūbų jokių. Nieko nepasikeitė, mes nieko nejaučiam, kad koks tai įvykis įvyko. Tik tai aš manau, kad jam pačiam tai buvo labai sunku pernešti. Dėkoju Dievui ir tiem, kurie suprato, kad nors tą tapatybę galima buvo pakeisti. Dabar jai atsivers kitas gyvenimas, jai nereikės, kai sakant, raudonuot, įsivaizduokit, jeigu man taip reiktų, aš nežinau kur. Nors skradžiais į žemę įlysk. Mano pokyčiai prasidėjo nuo išvažiavimo mokytis į Vilnių. Ten galiausiai aš save priėmiau ir jau beveik 10 metų kaip esu tobulas. Atsirado galimybė gauti diagnozę F6-4. Tai nuo diagnozės realiai ir prasideda visa jau ta reali tranzicija. Kai jau esi save priėmęs ir žinai, kas tu esi. Tu esi daręsis lyties keitimo operaciją? Dalinė. Kas yra dalinė? Pusiau. Tai reiškia, kad ne pilna lyties keitimo operacija, tiesiog aš esu pašalinęs krūtis. Kol kas to užtenka šiai dienai. Kokiais sunkumais dabar susiduri, rodydama savo pasą, tarkim? Daug nemalonių situacijų, jau dabar net ir nepatikė, kad tas dokumentas yra mano. Tada rodau visą piniginę ir visą krūvą piniginę esančių kortelių su to pačiu vardu ir pavardę, kad įrodyčiau, kad tai yra mano. Dažnai su tokiam situacijom susiduri? Bent kartą 2 į mėnesį tenka. Supratau, kad aš esu kitoks ir toks jausmas buvo, ar aš tikrai sugebėsiu ir išdrįsiu pasipriešinti visam pasauliui ir pasakyti, kad aš vis tiek būsiu savimi.